Yra multiplikacinis filmas. Ten buvo asilas. Mažas. Yra didelis asilas. Senas asilas. Ir mažasis asiliukas. Jis buvo asiliukas. Ir tada vieną dieną jis pamatė drugelį. Ir jis pamanė, o, drugelis. Drugeliai minta nektaru, o ne tualete. Jie renka nektarą iš gėlių kaip bitės. Ir todėl jie turi tokias gražias spalvas. Asilas pažvelgė į drugelį. Tada jis priėjo prie vandens ir pažvelgė į save. Ir jis taip nusiminė. Vėl pažiūrėjo į drugelį ir į gėles. Tu tokia šauni. Tada vėl pažiūrėjo į save. Nukapusios ausys. Veidas toks siaubingas. Siaubas, savybės tokios. Ir jis galvoja, aš būsiu drugelis. Būsiu drugelis. Kodėl turėčiau būti asilu ar asiliuku? Būsiu drugelis. Iš fanieros išpjovė sparnus panašius į drugelio. Dažais pats nusidažė ir vaikšto. Išlindo senelis su močiute. Sena asilė su senu asilu. Jie pažiūrėjo į asiliuką ir senelis klausė, asiliuk, kas tau? O jis tyli. Jis jau ne šio asilo kūnas, jis drugelis. Vaikšto po kiemą ir tik op ant gėlės. Jis bėgioja, šokinėja ir visos gėlės taškosi ir visur lieka tik formos, asilo užpakalio formos. Gamtos naikintojas. Tada įlipo į kažkokį medį. Nusprendė paskraidyti, pamatyti balas ir visą kitą. Drugelio gyvenimas. Šoko kartą. Smarkiai krito. Skauda. Tada vėl pakilo labai aukštai ir vėl skaudžiai trenkėsi. Žinote, tai būna gyvenime. Manai, kad esi drugelis, šoki ir sulaužai savo fanieros sparnus. Sėdi verkdamas. Senis sako, ką tu darai? Tu tik asilas. Mes asilai. Kas tu per drugelis? Toks animacinis filmas buvo labai geras, pamokantis. Tada asilas galvoja, na ne, matyt dar neperėjau visų etapų. Asilas buvo nesutaikomas, todėl sakoma, kad jis labai stiprus ir kvailas gyvūnas. Todėl jį labai lengva išnaudoti. Todėl, kai mes stipriai priešinamės tam, ką sako Vedos, mus labai lengva išnaudoti. Labai lengva. Kai priešinamės Šabdhai dėl savo netikro asiliško egoizmo. Ir taip, jis pradėjo žiūrėti į lėlę, kaip tampa drugeliu. Kažkas tada staiga išskleidė sparnus, kažkoks drugelis. Ir staiga jis paėmė visus šiuos siūlus, apsiviniojo medyje aukštyn kojomis ir kabo. Bet nieko neįvyko. Kraujas bėga į galvą, veidas tinsta, valgyti norisi, į tualetą norisi. Jis taip įsivėlęs, kad net nebegali ištrūkti, nors ir šlapinkis ant savęs. Šaukia, seneli! Ir senas asilas ateina, išlaisvina iš kokono, nuveda į tualetą, pamaitina šienu. Jis viską darė kaip asilas, tai buvo puiku, bet jis buvo bekompromisis. Jis vėl susitvarkė savo fanieros sparnus, išsidažė dažais ir nuėjo prie upės. Štai jis vaikšto su drugeliais. Ar galite įsivaizduoti ne šiaip asilą, o kažkokį kvailą asilą? Tai 3 kartus juokingiau. 4 net. Ir prisimenate, ten krokodilas kaip tik gulėjo.
Priskridęs asiliukas klausia, kas tu toks? Krokodilas išsižiojo ir vos neužspringo. Pirmą kartą gyvenime jis matė asilą su fanieros sparnais, nudažytais dažais. Tai buvo pirmas krokodilas, kuris vos nenualpo. Krokodilas vos nenuskendo. Jis atmerkė akis ir paklausė, kas tu? Aš drugelis. Jis iškart suprato, kad tokį drugelį labai lengva valdyti. Ir krokodilas tarė, oi, koks tu drugelis, na tu toks gražus drugelis. Mes draugaujame su drugeliais, mes krokodilai dažniausiai draugaujame tik su drugeliais. Mes asilus ėdame, o su drugeliais draugaujame. O kadangi tu esi toks nuostabus drugelis, didelis, gražus ir visiškai nepanašus į asilą, leidžiu tau sėdėti prie mano dantų. Tegul visi mato, kaip mes draugaujame su drugeliais. Ir jis buvo taip įkvėptas. Visi mano draugai bijojo krokodilų. Bet aš pasikeičiau. Net ant dantų galima sėdėti. Ir jis atsisėdo. O krokodilas tik norėjo spraktelėti, kai atbėgo senasis asilas ir jį ištraukė. Bet vėl nieko. Jis vėl apsiverkė. Ką tu darai? Tu man čia viską sugadinai. Aš drugelis, kodėl tu asilę mane lieti? Būtent taip nutinka žmonių gyvenime.